Hei, sveiki bičiuliai, senukai besimatėm. Šiandien mano rankose spinigėlės su povandeninė kamera. Vestin tokią kamerytę turiu povandeninę ir bandysiu pagauti gal kokį ešerį, lydeką ar gal netgi patį poną šamą pavyks suviliuoti. Tai kaip man seksis, kviečiu žiūrėti, būtinai prieš žiūrėdami paspauskit šitą ir gero žiūrėjimo. Na, šiandien orelis tikrai nelepina, ir vėjas, ir palyja truputį. Tai bandysiu padaryti pirmus metimus. Užsidėjau tokį masaliuką, pavadėlis, apie metrą netoli, 70 cm gal. Ir kamerytė. Gal pavyks nukameruoti kokią žuvį. Užsidėjau tokią žalią gumą. Pabandysiu nuleisti tam pat dugną, pasižiūrėsim, kas per dugnas čia. Miau, pliumt. Interesanto atplaukė šeimyną. Pasižiūrėt, kas čia per veiksmas vyksta jų pakrantėj. Truputį lietus pradėjo lyt, zajebėjais. Nu, bet niek, kai jau atėjom, tai atėjom. Čia papurkš gal nesimato, kad labai smarkiai būtų. Tai vienu žodžiu, tada aš bandau čia panardinti masalą irgi kuo giliau. Kažin kaip jisai skęsta, iš vis čia nieks neaišku. Truputį palauksiu čia, pažiūrėsim, kas per dugnas. Opa, yra, hebra. Yra. Atakavo, blemba. Shit. Bus ataka nufilmuota, bet nepavyko iškipti, blemba, ir toks geras. Masalas sudvėsti, blemba. O gal pačią kamerą atakavo, neaišku. Būtinai pažiūrėsim, bus matyti. Opa, yra, hebra, yra.
kokia pliauska, hebra. Pavyzdėkit, kokia pliauska. Aišku, susipainėja čia į tinklo pusę. Tuoj atsikabinsiu, parodysiu. Nu, bičiuliai, pavyzdėkit. Biški kažkoks, opa, pabėga. Net išsigandau. Pavyzdėkit, koks ešeriuks. Biški apgriaužt, gal lydekas atakuotas, bet tokia pliauskikė. Paukšt. Ir turim paukšt. Ir sėdi. Ir eina šį dabar paleist. Ir mėtau toliau, gal dar pavyks pagauti kokią lydinę blogą. Nuvaryk, bičiuli. Davei čia man vaizdų pirmą kartą. Tos giminės žuvėlioką pasigavau. Yeah! Štai ant tokį masaliuką užsidėjau iš pirmo metimo. Čirkšt ir yra. Yra kažkas, hebra, yra. Atsipurtė žaltys. Bant su to vienu kobiniu vis nepasisekiau, kelintą žvejybą, blemba. Kai būnt su trišakiais kabliukais, tai pabėgt šansų nėra. Opa, prie pat padasivėjai ir čiupą užmačiau. Prie pat. Geras lydėkioks, pizduks, blemba. Sekė prie pat krantą ir paukštį. Ir čia palindai patalta. Matai, čia ne per didžiausia, bet pusė velnio tokia žuvis. Ateik. O, ką duod? Gal ir visai nebloga bus. Bent kad dar šitai arši. Na, teik pas tėvą, pareik čia. Tokia pusė velnio. Jie nuosigavo. Alio, turim. Visai pusė velnio, sakyčiau. Einu atsikabinti ir pasirodysim. Štai antra žuvis, bando pabėgti, nusiridena, ateik čia, nesispardai. Eina sau kokia arši šitą pipėt. Aba! Štai toks lydys. Anguminukas su raudona galva. Paukšt. Ir yra. Eist, aršė lydeką. Smogu visai neblogai kimba. Ateini čia namą. Pasileisim tave kažkaip tai. Varyk namo. Valiu.
Štai ant tokio raudongalvio man jau rezultato atnešęs nesikė, jau ir akį pamėtęs vieną. Bet vis tiek kimba. Lydžių neįdomu, čiump vis tiek, kad ir be akies. Važiuojam toliau. You are my only desire. I want you to love me as I am. Every time I see you, I can't stop, 'cause I like you a lot. It's you, it's what you are. I like the way you talk. I feel so sorry for now. Kiss you when I was a time, sleep in your chairs every night. Hey, 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 hey. I like when you rub your lips with my, hey, 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 hey. I like this to be hiding. Hey, 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 hey. I like when you rub your lips with my, hey, 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 hey. I like this to be hiding. You are my only desire. I want you to love me as I am. Every time I see you, I can't stop, 'cause I like you a lot. It's you, it's what you are. Ką, bičiuliai, ėjau. Ir visai pavargau ir nusprendžiau, kad reikia užkasti sumuštinuką. Čia tokį tiltuką radau. Faina visai vieta. Bet čia nelabai pamėtyti, tai prižėlė matosi. Tai užkasiu ir, nežinau, dar grįžinėsiu atgal pro kitą pusę, kažką gal rasiu kokį spočiuką, kur pamėtyti. Tai dabar va tokį sumuštinuką suvartosiu, pasistiprinsiu. Vėjas nerimsta, saulė lenda. Nu, kaip sakant, vis ne ant sofos. Gamtoj gražu, ramu. Neblogai, sakyčiau. Čia toks takelis pramintas tarp dilgėlių, reikia pabandyti. Čia kažkaip gal prasibrausiu. Ir čia pabandyti pamėtyti. Svarbu į vandenį nenusijobinti. Opa. Vietos ne per daugiausiai, bet matos, kad čia užein kažkas. Patrypta biškį. Tai bandysiu čia paspinę gauti. Jau kamera išsikraudinėja, rodo, mirkčioje. Tai, kaip aš sakau, dar pataupydams apie 1,5 valandos čia pažaidžiau kažkur. Nu nieko, vis tiek kažką nukameravom. Ešerį tai tikrai nukameravom, o daugiau bus matyti namie, parėjus peržiūrėsiu, kas ten gera. Nu ką, atėjau dar čia į paskutinį spočiuką tokį. Čia ir vėja mažiau pučia. Kamera jau tiutiu, išsikrovė. Tai padarysiu dar su kitu spinigėliu, su guminuku. Kokius 4-5 metimukus ir vyniosiu naumiai. Štai tokį užsidėjau. Natūralų.
Na ką, bičiuliai, baiginėjau aš savo žvejybėlę. Kokias 3-4 valandas pažaidžiu su povandeninė kamera. Nu, tiksliau, 1,5 gal su ją gavosi, kol neišsikrovė. Tai, kaip matėt, pagavom porą žuvų. Viena tikrai bus nukameruota. O paskui pažiūrėsiu dar atidžiau, gal ir dar kokių dasivėjimų buvo. Nu, bus matyt namuose. O dabar sakau jums ačiū už tai, kad žiūrėjot. Nepamirštam paspausti šitą. Ir susimatysim jau turbūt, kita žvejyba bus karpių žvejyba. Tai iki.